Labas, Agne, ar girdi mane? Taip, Agne, labas. Kur tu esi, Agne? Sicilijoje. Kas ten vyki? Vyksta mokamų kursai, bet dabar kaip tik turiu pertraukėlę, greitai kalbam. Aha, Agne, ar žinai, kad tapai sausio mėnesio kartu žmogum? Kaip nuostabu, kažin kodėl. Ogi todėl, kad esi nuo šių metų kartu vadovė ir kartu su naujaja valdyba pradėti savo darbą. O taip, tai jau žinojau. Noriu tavęs paklausti keletą klausimų ir labai greitai. Taip, tai gal pristatyk save. Labas, aš Agnė. Kiek tau metų? 22. Kiek jau laiko esi kartu? O, dievailėliau. Tikriausiai tada, kada pradėjau savanoriauti Bendraamžių linijoje, tas buvo, kai man buvo 14 metų, tai reikėtų paskaičiuoti kiek metų, bet kartu visą laiką sukausi, tai kokie 8. O jaunimo veiklo irgi tiek pat metų? Šiek tiek gal daugiau, pradedant nuo jaunimo centro ir Pavenčių vidurinės mokyklos veiklų ir užbaigiant dabartinę veiklą. Tai jau esi sena virkė? O taip. Gerai, Agne. Tu pradėsi darbą, jau pradėjai turbūt darbą. Taip. Kokie artimiausi tavo planai, esant vadovė? Artimiausias planas yra vasario 6-8 susitikimas kartu su visais kartu nariais, numatyti mūsų organizacijos ateitį, pasiplanuoti veiklas, kurios galės sustiprinti organizaciją. O kaip tu įsivaizduoji kartu po kokių tai 5 metų? Dar 5 kartus stipresnė organizacija negu dabar yra. Kokie dvigubai padidėjusių narių skaičiumi, aišku, mes nesiekiam labai begalybės daug, bet kad būtų stiprus nariai, kurie būtų motyvuoti dirbti su kitais jaunais žmonėmis. Gerai finansiškai sulaikyti. Jo, būtų labai idealu turėti kokį nors mums pastatą, nebūtinai būstinę, kurioje organizacija galėtų glaustysi, bet galbūt kažkokį... Tai būtų labai nuostabu, jog mes turėtumėm tam tikras erdves, kur galėtų vykti mokamai tarptautiniai jaunimo mainai ir savanorystės veiklos ir nereikėtų glausti skirtingose patalpose, bet tikriausiai žinant Lietuvos situaciją, po 5 metų tas nėra iki galo įmanoma. Tai lieka pagrindiniai uždaviniai – išlaikyti žmonės ir kuo stipresnius ir kuo šiek tiek daugiau turėti galbūt negu dabar turi ir stiprinti veiklą savo. Aišku, būtų labai gerai dar būti labai gerai žinoma organizacija, ne tik tai Vilniuje, bet ir Kuršėnuose. Bet iš tikrųjų taip, kad būtumėm šiek tiek žinomesni negu dabar esame. Gal gali pristatyti valdybą? Taip, valdybą sudaro Lina Verseckaitė, kuri bazuojasi dabar Graikijoje ir savanoriauja, sekasi gerai. Ji yra atsakinga už savanorystės veiklas, tiek Klausučius, tiek Europos savanorių tarnybą, tiek apskritai man savanorystę. Kasparas Laureskis, kuris yra mano pavaduotojas, dešinioji ranka ir geras medis su šaknėmis Kuršėnuose. Jis atsakingas yra už naujų narių pritraukimą, darbą su nariais ir ką dar? Už tam tikrą iniciatyvų skatinimą jaunų žmonių, tai dar tolimesnės ten idėjos fondo kūrimai, tai jis yra už tai atsakingas. Ir kartu jam telkina Edgaras Mankus, kitas valdybos narys, kuris yra atsakingas už pinigų telkimą. Tai tas po 5 metų rezultatas labai priklauso, matot, ir nuo valdybos narių ir nuo kitų žmonių. Tai tikimės, kad jis pritrauks pinigėlių daugiau į Karastis, kad galėtų vykti daugiau veiklų. Ir dar viena valdybos narė yra Kamilė Šopytė, kuri dabar bazuojasi Klaipėdoje. O ji yra atsakinga už tarptautinius jaunimo mainus ir tarptautinę veiklą. Tai ačiū tau, Agne. Ir dar tada pabaigai. Ką palinkėtum savo ir savo valdybai ir organizacijai? Kad kai mes filmavom kažkada seniai tokį filmuką pavadinimu Karasti veidai ir daugelis kartu narių išreiškė tokį dalyką, kad organizacija susideda iš žmonių, tai kad mes vienas kitą tikrai nepamirštumėm ir stiprintumėm vienas kitą, tai to ir linkėčiau, bent jau ateinančius porą mėnesių. Gerai, Agne, kada grįžti iš Sicilijos, kada tavęs lauks? Grįšiu iš Sicilijos, bet iš karto išskrendu į Didžiąją Britaniją, todėl susitiksime per kūrybinės raiškos centro susitikimą vasario 6 dieną. Oho, linkėjimų visiems dalyviams ten esantiem ir tau, ate, Agne, padaryk gerą reportažą.